Ir taip, vyksta budinimasis. Pagaliau ir vėl nustojo mūsų rajone lyti, nurimo audros ir mums uždegta žalia šviesa keliauti į lankytinus objektus. Taigi, keliautojai Julius, Ina ir Rio šiai dienai yra pasirinkę aplankyti šalia Sintros esančią vilą Quinta de Regaleira. Vila turėtų būti pakankamai įspūdinga, mistiška, su tuneliais po žeme, su dideliais sodais, su mistiniu šuliniu ir spiraliniais laiptais, berods 27 metrų gylio. Va, tai šie 3 keliautojai, tai yra greičiausiai 2 keliautojai, nes vienas turės pasilikti, važiuos tyrinėti šio nuostabaus. Taigi sakai, kad pet friendly. Not pet friendly. Techniniai nesklandumai. Tai va, tai žodžiu, šie keliautojai atsigeria kavytės, suvalgo košytės ir važiuoja tyrinėti mistiškos vilos. Va tokiais vakeliukais važiuojam link pilies. Tai, nu jo, ne miesto centre įsikūrusi jau. Kai gerai visus tos tvoros žaliai taip apaugusios, senovinės tokios. Medžiai vijokliai sapėja. Geras. Na, jaučias, kad ne per miesto centriuką jau čia lakstom. Labai gerai atrodo. Toks va gražuolis mumis pasitinka, tupėdamas. Ten pažiūrėk, kiek pareina. O, žiūrė rimtai. Žiūrėkit. Geras. Tokie gražuoliai. Geras. Blemba, kaip negerai sustojom. Slyst pradėjo į šoną. Ir toks va tarpas nuo krašto. Visas kelias labai suverstas yra į šoną. Ir dabar traukia link betono. Tai įdomu, kaip čia seksis mums išvažiuoti. Kol kas nežinau. Reik bandyti kažką. Nu, va taip ir varnėjam, chebra. Va tokiais vakeliais į parkingą neįtilpom, nes ten tikrai ne kemperiams pritaikytas parkingas. Vos nenuslydom nuo krašto ir dabar vat, važiuojam, neaišku kur, bet važiuojam Načert lauk iš šitų gatvelių. Tai, nu, ne kemperiams pritaikytos tikrai visos šitos turistinės vietos. Daugiausiai kiek šakų išlindusių. Ir jo, daug tokių šakų, kur braižo kemperį. Tai varom lauk ir bandysim gal kažkur ieškoti atokiau aikštelės pasistatyti. Žodžiu, neužvažiuojam, visiškai neįbuksuojam į kalną, bele koks status. Lietelės slidžios, tai dabar apsisukinėjam. Ir važiuosim prieš eismą ir eisiu sustabdyti eismą, nes mes tiesiog neįbuksuojame kalną. O keliukai, vat, kaip matot, yra tokio pločio. Tai mes bandom apsisukti ir išvažiuoti. Bele ką, žinokit, bele ką. Kaip vairuotojas jaučiasi? Yra įtampėlės šiek tiek, tikrai, kad yra, bet kol kas viskas sėkmingai mums su grįžimu į ten, iš kur atvažiavom, nes visą laimę, kad dar nesutikom nei vienos mašinos iš priešpriešos parvažiuoti. Nu, aišku, dabar jau čia prasilenkt yra tikrai vieta, bet iš pat pradžių, ten, kur pradėjom važiuoti, tai... Oi. Nu, įdomu. Gerai, nebetrukdom vairuotojus, nes kaip matau, šiek tiek nesusikaupė, kai iškart yra kalbų. Ne, nemačiau šakų. Viskas, grįžom.
Nu, grįžom į pagrindinį tašką. Iš kur atvažiavom? Iš kur atvažiavom ir kur neįvažiavom į parkingą. Tai aš kaip suprantu, jisai sakė į kairę, tai dabar į viršų reiks važiuoti, ten yra pagrindinis. Čia apsiversti gali. Pagrindinis eismas iš miesto į tą parkingą, tai jau čia reiks eiti man ir stabdyti eismą, kad mes galėtumėm jį užvažiuoti. Ir tai, kaip sakant, laikau čiūrus dar, kad mes į jį užvažiuotumėm. Nu tai va, tai žodžiu, Ina nuėjo į viršų paprašyti, kad nepraleistų mašinų. Mes laukiam su Rijo. Tai vėl esam offroadinis visiškai kemperiukas. Blemba, nu nervų kainavo. Kas vairuojat mašinas ir ypač kas turėjot ekstremalesnių situacijų, suprasit. Tikiuosi, pavyks bent į šitą mini kalną užvažiuoti, tai laukiu. Laukiu, stabdysiu mašinas, jeigu ką, pusiaukelį. Ir laukiu, kol pravažiuos. Va, užkilo, baltas povas, priimsim kaip sėkmės ir šviesos ženklą. Prisiparkavom patys, nežinom, ar gerai, ar negerai, ar leistina, neleistina, bet nu nebeturėjom jau paprasčiausiai iš ko rinktis. Tai va, už mūsų mašinų yra. Čia va toksai, sakykime, parkingas, bet būtų buvę irgi problema nusileist nuo jo mums. Čia į tokias va iš karto tešlas ir nu kanto dydis turbūt nelabai matosi per video. Šitas kemperiukas nusileido kažkokiu būdu. Bet mūsiškis pakankamai jautriai tokius dalykus reaguoja, tai nežinau, manau, sakau, nebūtumėm nusileidę. Tai, nu, žiūrėsim, tikėkime, baudos negausim. O reikia dar pas ChatGPT paklausti, jeigu ką. Kiek kainuoja prisiparkavimas neleistinoje vietoje Portugalijoje? Rimtai pagalvojau. Tai va, o šiaip ir visas važiavimas link čia ir aplinkos, tai nu visiškas kosmosas. Medžiai visi tokie išsiraitę, išsiraizgę, džiunglynas, žalia belenkaip, dar drėgmė dabar tokia, nu, taip mistinė, labai tokia aplinka, tai turėtų manau, būti faina pasivaikščioti. Beje, Inukas buvo nubėgęs pasikeisti outfitą, nes... Išjaučiu. Nes džempas išplėšė visą apšaifkę. Uždaryti. Sako, tvojų mat, я забыл. Rusikai. Nu tai va, tai žodžiu, išvarė su džempu, sakė, netinka jai prie tokios įdominės aplinkos, tai varė savo skutukus, va, sakė, reikia apsimauti ir džinsofkę. Tai parlekė su šypsena. Taip, iš karto geriau. Happy future wife, happy life. Laukiu. Nu va. Pirmasis mūsų užėjimas, sėkmingai patekome į savo šiandienos tikslą. Šiaip ne taip, po 2 valandų vargų, streso, įtampos, nervų, kaip sakant. Bet šiaip mes palyginus neblogai tvarkome su situacija. Aš esu toks šaltų nervų žmogus. O tai ką tu nori pasakyti, kad aš ne? Ramus ir tokiose situacijose gebu suvaldyti šią ugningąją damą. Jo. Nu, klaustrofobikams jau čia būtų reikalų. Au, kokie status laiptai. Ten mūsų vietos. Bus, atsiras. Žmonių, kaip matote? Silkių pataluose statinė. Ir apačioje, aš nežinau, kas čia būna sezono metu. Net neužsijaučiu. Tai riboja bilietų pardavimą. Ai, nu. Tai yra
kas pusę valandos nuo 10, kai pradeda veikti, tai 10, 10:30, 11 ir taip toliau yra patekimai. Tai va šiandieną irgi 10 ryto buvo praktiškai, mačiau, visi išparduoti, tai nežinau, jie kiekvienu metu ten gal kokį 100 žmonių. O, kaip pavyzdys, gal 100 kokį žmonių įleidžia ir panašiai. Ir paskui tada dienos metu paprasčiausiai jie kas pusvalandį suleidinėja, tai kažkas kažkur išsiskirsto, bet jau tokiuose bokšteliuose ankšta. Vaikštom ir sakom, jaučiamės kaip džiunglėse. Ten, kur nėra žmonių, gamta labai turtinga. Tai net nepasakysi, kad čia atvarėjai kažkokį architektūrinį objektą. Nes viskas labai gražiai apaugę ir sužaliavę. Kaip netikras medis atrodo. Nu, labai gerai atrodo. Nuo aplinkos tai žaidimą primena. Nu, visiškai. Labai gerai atrodo. Nu va, einam. Čia yra toksai mistinis šulinys, amžinybės, man atrodo, ar kaip tenais vadinasi. Laiptai. Nu, šulinys laiptai jo su nusileidimu. Ir va, toks tikrai traukiantis akį reikalas. Teks į eilutę stoti. Bet mes esam pasiruošę. Nu, turintiems mažų patalpų baimę turbūt čia būtų iššūkis eiti į tokį koridoriuką. Vos va žmogus telpa iš pločio. Įmitęs tos. Va, per pečius, va. Nu va, įėjom. Tikrai įdomiai atrodo. Kada čia padaryta, kokiu tikslu tas šulinys? Kosmosas. Kosmosas, ne? Kaip pagalvoja, kad viskas rankom taip padaryta. Taip. Tiek metų, dar prieš kiek metų, nežiūrėjai? Ar ne 20 amžiaus dabar aš galvoju? 20? Aha. Tai čia nėra kada. 100 koks metų, kiek čia gaunas? Ne, daugiau turėtų būti. O, čia galiu, žiūrėk, liūtis galva. Žiūrėk. Žiūrėk. Čia einam ar kur? Einam. Jeigu nieks neina, tai mes tada visada einam. Jeigu neužtverta, tai einam. Čia kas čia yra? Kalėjimas. Ai, čia tiesiog išeiti kitur, bet čia užtvertas va tunelys. Ne, čia neišėjimas. Ne? Ne. Tai kažkoks toks kaip budynė. Šulinys. Eik tu savo, tai gerai. Dar vienas nušulinys. Geras. Landžiajam visur. Kiekvienas tuneliuks atveda prie kokio gražaus įdomaus vaizdo. Nu, jūs pasakykit. Ai. Tave tikrai biškai reiktų į kariuomenę išsiųsti. Įdomesnį žodžiu. Norite pamatyti dar daugiau unikalių kadrų? Paremkite mus Contribui, PayPal, Swedbank and so on. Prikalistas. Varam ieškoti to tiltelio, kur buvo tarp vandens
nes matėm, kad kažkas vaikšto. Tai reiškia, galim papulti. Na, eina savo kosmiškai. Savo kiemą turiu bažnyčią, kad galėtų matyti ramybės. Malstą. Nu ir va, atėjom prie pagrindinės vilos. Tai bandysim užeit, pažiūrėti, kas ten darosi. Dining room. Valgomasis kambariukas. Kokios grindys. Svetainės va kambarys. Grindys parketas. Sienos irgi išdekoruotos. Lubos. Visiškai meno kūrinys. Ir kvapas labai įdomus. Labai įdomus užėjus. Nuo visos matyti drėgmės ir senumo. Rūkomasis kambarys. Tai rašo, kad čia būdavo vyrukų pokalbiam, parūkimam, kortų žaidimam skirtas kambarys ir panašiai. Ir čia va tokios princesitos nepatekdavo. Ja. Gerai, kad laikai pasikeitė. Nu kaip, ar patiko tau po dvarą, vilą, nežinau kaip čia pavadinti, pavaikščioti? Patiko, nes žalia. Ne, aš apie pastato vidų dabar. Ai, apie pastatą. Neblogai. Man vidus mažiausiai iš tikrųjų paliko įspūdžio, bet... Nes ten grinai toks. Man tai... Buitekas. Jo, bet man vat ko pritrūko, tai tiesiog užėjom sienas, kaip sakant, grindis ir lubas pamatėm, bet norėjosi, kad būtų daugiau kažkokio tokio... Kur palandyti? Ne, kad ir dekoratyvinių, netikrų, nu jau šių laikų, kad ir atkurtų kažkokių baldų ar kažko tai stogio, nes, pavyzdžiui, tu įeini į kambarį, tai parašyta kambario, koks tai yra kambarys ir kituose net tuščia nieko nėra, tik tai stendų prikabinta su informacija. Tai vat, norėjosi man šiek tiek, kad patenki į kambarį ir tenais, tai va vienintelis tasai, kur ten stoviniavo tie tokie naktiniai staliukai ir panašiai, kur buvo toksai, nu, bent jau keletas baldų, o taip pat visur taip tuščia, tai galima tik tais pažiūrėti į grindis, sienas ir lubas buvo, tai vat, dėl to. Tai turiuomenį, pavyzdžiui, pastatas iš išorės. Įspūdingas. Jo, o vidus irgi nemažiau įspūdingas, tik tais, kad pritrūko tos buvusios gyventojų dvasios. Jau nori įeiti kaip į tų amžių namus, kaip į svečius ateiti, kad jaustųsi kaip namie. Klausimas dabar tau. Ar buvo verta 15 eurų už įėjimą? Jo, šiaip manau. Nu, viduj, sakyčiau, ofigiena kaina 10. Bet jeigu čia atvarai ir taip čilini realiai visą dieną, va ten kur nors gražios vaizduose, parke atsisėdi, dar kažką tai visą dieną praleidi, tada jo. Jo. Tai verta ir tų 15, nu ką aš žinau, šiaip labai sunku taip įvertinti, nu labai tikrai gražu, tikrai labai gražu, kai žiūri į visą tą architektūrą ir kaip viskas padaryta ir kiek detalių ir panašiai, tunelių, ko tik tais nori, tai nu labai tikrai gražu. Tai, užskaitai? Jo, tikrai nėra, kad sumokėjai 15 eurų žmogui ir tikrai nėra šitą. Good. Paskutiniai patepimai.
Va. Dar į balkoniukus va užsukom. Nu va, čia kaip architektūra atsiskleidžia. O, problemytė. Reikia palikti dėdės projektai vizitinę kortelę. Oi, kai gerai čia reklamą šovį savo. Nu ką, be 15:06. Pagaliau pasiekė saugią aikštelę. Daromės vakarienę. Ir toks jausmas, kad jau dabar galėčiau eiti miegoti. Toks išsunkimas kažkoks. Matomai įtampa padarė savo. Garantuotai. Ir dar žmonių šurmulys ir panašiai, tai jo kažkaip pasekino normaliai. Tai va, daromės troškinuką. Taip. Šviežios duonos pasiėmėm iš parduotuvės pasikepinti. Darysim kokį troškinį? Pomidorų ir avinžirnių. Su feta. Skaniai. Gadyca. Gadyca tas troškinukas. Jau tai taps firminis. Jau tapo. Jau tapo. Nu tai sakau toj. Antra diena Sintroje. Day number 2. Atsikėliam, šiandien ankstyvi paukšteliai. 10 valandą mes jau ant kojyčių. Taip, ir žingsniuojame pabandyti laimę patekti į dar vieną tokį istorinį tramvajų. Vienintelį, man atrodo, čia ne? Jo, man atrodo, kad vienintelis taip važiuojantis, tai jungiantis Sintros miestas su paplūdimiu ir labai senas maršrutas ir pats tramvajus vakar irgi grįžtant kaip tik važiuojant matėm, tai irgi toks jau visiškai retro, neapkarstytas reklamom, nieko, tai bandysim patekti. Nors nežinau, koks čia šansas, nes važiuoja tik tai 2 laikus per dieną. Jo, 2 kartus. 2 kartus. Tai va dabar ryte ir po pietų 2 kartus. Ir nu, nežinau, aš kažkaip einu, bet negėdu daug vilties ten patekti. Vis mes ateinam dar paskutinę minutę, žinant, jeigu jisai tikrai yra toks. Nu gal kažkaip praeisim, nežinau. Ką? Šaligatvis baigės. Žinant, kad jis yra tikrai toks istorinis, tai aš manau, ten gal net yra žmonės, kurie 2 valandas ateina anksčiau. Bet, kaip sakant, bus lemta, tai bus lemta. Jo, dabar biški ne ten nuėjom, šaligatvis mums pasibaigė, tai einam. Vienos žingsnės. Čia mums per viršų reikia eiti. Tai jo, pasižiūrėsim, pabandysim, o bus kaip bus. Taip. Tai laukit greitų metų, gausit update'ą, kas mums čia, ar pavyko ar ne. Nu, už šito kampo bus tiesos akimirka. Kelios sekundėlės ir to sužinosim, kas čia mūsų laukia. Kol kas pozityviai. Nu, žiūrėk. Va, ten stovi jau tramvajus. O kol kas visai pozityviai. Ta prasme, žmonių nėra. Gal dar ir pavairuoti man tada leis. O mes iš vis čia gerai atėjom. Toj sužinosim.
Visiškai nieko. Eik, tu savo, visiškai tuščias, va. Yra keli. Yra? Čia, va. Su tokiu. Old schooliniu. Visiškai. Nu va, patekom. Visiškai old schoolinis. Toks net raštais dar ant sėdynių. Nesugerės tikras važiuoja. Nu ir šita pramoga kainuoja 10 eurų, 5 eurai žmogui į vieną pusę. Tai pirmyn atgal mums gausis per 2 žmonės 20 eurų. Ja. Tai tokia, sakyčiau, jau pramoga. Jau pramoga. Ne su viešuoju transportu prasilėkti. No. Čia jau pramoga. Bet manau, kad bus verta. Reiktų užrašyti jau į servisą šitą, man atrodo, aparatą. Reikia išėjo. Įdomu, kiek važiavam, kokie jau čia 10 km per valandą. Nu, vidurkis turbūt jo, o pati trasa, jeigu gerai atsimenu, 11 km. Kiek mes čia važiuosim valandą laiko? Nu, gal kiek netruksim, bet, nu, bent jau turbūt kokį 40 minučių, aš taip įsivaizduočiau, turėtų važiuoti. Va tokiu va greičiu. Į posūkį laučiau. Aš vis dar nesu tikras, ar mes grįšim. Po 2 valandų grįšim. Kaip sakant, jeigu tiek metų atlaikė, tai dabar jau tikrai nepabirs. Tikrai taip. Čia vat laidus perjunginėja rankiniu būdu. Nu ką, važiavome? Nu, ir nesubyrom. Ir nesubyrom. Čia jau žmonės laukia. Tai tikiuosi, kad pravažiuosim atgal, nes kitas tik tai 3:30. Važiuosi. Tai va, prie jūros atvažiavom į tokį miesteliuką. Tai pabūsim pusvalanduką ir lėksim atgal. Nu, kur eina prie jūros ar į turgų? Gal iki turgaus? Aš ir galvoju, gal iki turgaus, nes prie jūros jau daug matė. Jo. Varom į turgų. Jo, gal ir kažką tais pasimsim. Skanaus. Kad grįžtant būtų pašlamušti. Nu ką, atvykome į vietinį turgų. Pasirinkome ne jūrą, o turgų. Bet jisai gan mažytis čia. Bet manau, kad tikrai kažką išsirinksim
Maži? Tiesa, drąsa. Tiesa. Nu, nevesuai. Nu, davai. Ne. Neturim laiko. Nieko, tai čia galės vėliau padaryti. Vėliau padarysi. Na gerai, drąsa. Drąsa? Ateik. Ai, suvalgyt? Jo, šitą pipiriuką. Gerai. Nu ką, turime? O kodėl tu 3 paėmė vieną savo? Ne, druk, jeigu O skanus. kodėl tokį raudoną išrinkai man? Jeigu skanus bus, Kodėl? kad į maistą. Kodėl tokį raudoną išrinkai? Nežinau, tiesiog Ne, taip gavos. tiesiog galvoju, kad aš trausias. Na, ragaujam. Pradėjau tai aštrui. Atsiprašau, kai sakiau, kad nuo aštrumo. Šliaksiu. Atsimeni? Tai va, nemelavau. Kiek vertini? Ašaros ištryško. Kiek vertini aštrumą? Nu aštru. Iš 10 kiek? 10? Aštriausias dalykas, kokį esi valgęs? Po biškį degt pradeda. Daug vandens. Aš neturiu, ai turiu. Aš nebegaliu. Pačiu nebuvo taip aštru. O tai kodėl tu visą suvalgiai? O tai kiek tu norėjai? Atsikasti tik tai. Nesitikėjai tikrai, kad taip aštru. Pasimk ledą kokį. Nebegelbėk situacijos. Ne, rimtai, pieno produktai nuima. Pasimk ledą gretininį. Aštru. Nedarykit to namie. Ne kažką. Ir jokinga ir biškai pergyvena. Nu tai irgi visą pipirą susidėt, kur taip aišku, kad aštru. Kaip tik sugalvoti visą pipirą. Nu tai vis aišku, tai ką aš tau nepapūras. Pažiūrėsim ant tuliko. No. Ant tuliko. Liks. Ant tuliko. Aštrai. Jeigu kas esat valgę labai aštrai, tai atrodo, kad stiklai byra. Kad suprastumėt, kas plaukia nuo jos. Atrodo, ne rudis krenta, o stiklas. Šūkės. Nu ką, grįžom. No. Varom link namų. Kaip jaučiatės? Gerai. Man atrodo, jis biškai meluoja. Nežinau, kad pergyvena. Normaliai. Bet vis tiek jogurtą gersi. Tai žodžiu, varom namučių ir judėsim link apačios vėl. Ne? Manyčiau, kad taip. Kažkaip taip nusprendėm. Į viršų nelabai yra noro ir tikslo kilti dėl orų.
pasižiūri į prognozes, tai praktiškai kiekvieną dieną šlapia rodo paprasčiausiai ir daug triukšmo. Kiekvieną dieną šlapia rodo ir nuvažiavus ant lietaus sėdėti, tai ne kažką, plus viduj drėgmė jaučiasi didelė, tada eit kažkur tais irgi. Prasme, tam poreikio tikrai, kad nei jaučiam, nei yra, nei, dar sakytum, kad turim kažkokį ten labai jau tikslą, kur grinai, turim aplankyti, norim ten Max ir panašiai. Ne, tai jeigu geras oras tikrai ir tas sporto miestelis. Ne, prie gero oro tai aišku faktas, bet ir šiaurė pati yra labai graži tiek Ispanijos, tiek Portugalijos. Bet jo, kišakoja oras, nes kiekvieną dieną rodo ten liūtis viršui, tai nusprendėm nekišti nosies, nes jau ir čia nemažai lietaus gaunam ir varyti atgal į pietus. Važiavom ir jam smalsumas privertė jį sustoti ir nueit pažiūrėti, ką šitam furgoniukėje ten visi valgo. Tai pilna vietinių. To išsiversiu, ką jie čia valgo. Eik patikrink. Bet tai pagrindinis dalykas, tai mes nebeišvažiavom į pietus atgal. Tai taip, neišvažiavom. Kodėl neišvažiavom? Nes atvažiavom į kažkokį miesteliuką prie jūros, Ericeira. Va, matot orus. Atvažiavom beach day turėti. Ir, beach day, tai pasižiūrėjom čia 15 laipsnių ir debesuota, pietuose kol kas 16 laipsnių ir debesuota. Tai toksai tas ant to, kaip ir žaidžia, nėra, kad kardinalus skirtumas būtų. O vandens visko mums bet kokiu atveju reikia ir tiesiog betyrinėjant žemėlapį šitas miestelis mums 20 km. ChatGPT sako, kad čia banglentininkų labai mėgstamas ir panašiai, tai gal pamatysim kokių banglentininkų. Gal šiaip kajut miestelis bus, gal iš vis nieko nebus. Tai tiesiog važiuojam ir pažiūrėsim. Eik tikrint, ką valgo. Pamiršau jau pavadinimą, dabar norėjau išsakyti. Ericeira. Ne? Neatsimenu. Ericeira, man atrodo. Tai va, po truputėlį pradedu suprasti, ko čia nais tikėtis. Laužas dega. Ir mačiau praeinant, kad įvairių kepinių yra pridėta. Ir už manęs va tenais pilna valgančių vietinių yra, plius eilė tokia. Tai tikrai patraukia dėmesį sustoti ir tiesiog pabandysiu kažką tais tada nusipirkti, ką jie galėtų paragauti. Tai yra parekomenduoti, paragauti iš jų, kaip sakant, tokių vietinės gamybos, tradicinių, galbūt kažkokių tais kepinių. Tai pažiūrėsim, su kuom čia grįšiu rankose. Tai pasirodo, čia tokie tradiciniai kepiniai. Tai nufilmuoju, su kuom įmanomi variantai yra, kad matytumėt. Ir turiu rankoj. Kvepia belenkaip gerai, šilti dar. Ir daug žada, nes tiek vietinių, kad prekintųsi, tai čia yra, turbūt vieta verta dėmesio. Tai 2 tokie kepaliukai, sumokėjau bendroj sumoj 3,90, paėmiau vieną chorizo ir cheese ir inukui špinatai ir cheese'as, sūris, sorry. Tai keliauju ragaut, žiūrėsim. Ir pamiršau paminėti, dėl ko tiek čionais vietinių ir portugalų, sakykime, besiprekinančių buvo, nes tai yra tradicinis portugališkas kepinys, galimas jo su įvairiausiais įdarais, kaip matėt, kur nufilmavau meniu. Ir geriausia yra ragauti ką tik iškeptą, tai kepama yra kaip čia, griliuje, kūrenamame malkomis, pečiuje, šitaip. Traški plutelė turėtų būti ir panašiai. Tai, žodžiu, žiūrėsim, paragausim ir žiūrėsim, kokie čia atsiliepimai bus.
čia su anglimis? Su kokiam anglim? Nu, tai čia anglis. Nu, tai gali būti, taigi sakau, kepa pečiui. Nu, tai bet anglių tai gal nevalgysi? Aš gau čia šokoladas, bet tai čia anglių gabaliukai. Nu, tai visiškai, jo, visiškai natūraliam pečiui kepa. Matėsi, kaip kūrena. Tai tau čia yra su sūriu ir špinatais. Skanaus man seilės kaupėsi, ragaujam ir paskui pasakysim atsiliepimus. Pažiūrėkit, kaip atrodo. Va. Atrodo gerai. Minkštutė. Nu, žinot ką? Gadica. Gadica. Tikrai, kad gadica. Aš pasiėmiau su chorizo dešra ir sūriu. Tai... Labai. O Inuko pareiškimas buvo, nu gerai, kad čia sustojai, sakė. Nu, tikrai netikėjau, kad čia kažkokius tokius filmekus. Nu, aš kažkaip tai sakau, mane taip labai pozityviai nuteikė ir sudomino, kad šitokia eilė vietinių ir aš kai atsistojau į eilę, tai vis rinkosi už manęs žmonės. Tai matyti ir kokybiškus čia tuos kepinius daro ir matosi jo, kad portugalai juos šiaip tiesiog mėgsta. Tai ką iškepti iš krosnės šilti, tai... Na. Nemi. Tikrai taip. Nu ir ką, išsipakavom Ericeiroj. Ericeira. Tai atvarėm. Buvo simboliškai šiek tiek pietų nusnausta. Kai kieno? Atspėkit, kieno? Iš mūsų dviejų. A? Tai va, ir po pietų miego išsipakavom. Nueit saulės palydėti. Leidžiasi. Yes. Gražiai. Tai prasėjom šiek tiek pro miestelį ir toks pirmas įspūdis toks, noris rytoj grįžti. Net labai iš tikrųjų pirmą įspūdį tai net labai gerą paliko. Tai dabar jau kadangi vakaras ir panašiai, tai vaizdais greičiausiai pasidalinsim daugiau jau sekančią dieną, bet jo, gražiai, tai jo, į bet kurį paplūdimį čia miesto nusileidom, kad saulę palydėt, tai atrodo vat taip, nemažai jo žmonių yra atėjusių ir saulę palydėt. Ir šiaip jo, kol ėjom, tai toks atrodė gyvas miesteliukas. Tai kol kas labai pozityviai nuteikia. Ir matėm netgi banglentininkus besipakuojančius banglentės į mašinas. Tai sakau, gal pagaliau ir kokių žmogeliukų pamatysim ir ant lentų vandenį. Tai va, tiek būtų. Einam dabar pasimėgauti Saulėje.